Porsche 911 Carrera S. Tai jinai buvo draudimo defektuota, buvo labai daug nurinkta dalių. Tai buvo galinis diskas vienas skylęs, tai nupirkom naują, nudažėm milteliniu būdu juodai visus. Tai einam į galą, žiūrim irgi galinio buferio nėra, plasmasės aplūžusios, čia gavęs biškį į sparnelį, bet dažai nepažeisti, bandysim ištempti su PDR-u be dažymo tą galinį sparną. Nupirkom galinį dangtį, nebuvo jo iš viso. Tai čia smūgio į galą kaip ir nebuvo. Čiut buvo palenkta, ten tas galinis sparnas. Tai šiaip visas smūgis yra į galinį sparną. Galinis sparnas yra pažeistas, tai mes jį irgi ištempsim, atitrauksim, nudažysim. Šiaip durys buvo irgi visas išardytas, lubos irgi nuleistos, dabar jau esam surinkę, kad netrukdytų mum. Tai sparnai visi buvo nuimti. Šiaip vidus nėra pažeistas, keliose vietose nuspaudytas. Bet tai va, durys aišku tuščios, pilnai va, Amerikoje buvo išardytos iki plikumo. Visiškai nieko, nei gumelės, nei varžtelio, nieko nebuvo. Tai pirkom kitas duris naujas, perinkom į šias. Tai šios durys yra pagal spalvą tos pačios mašinos. Aišku, neįbrėžtas nieko. Tai ką, viskas, nupirkom naujas faras, priekinį buferį, galinį buferį. Tai ką šis skambina, filmavimo metu trukdo man. Taip, turim galinės faras irgi nupirkę, jau su plėvelė juoda, galinių farų nebuvo įdėta, tai irgi nusipirkom. Šiaip labai daug dalių trūksta, varžtų visokių, tai viską užsakėm naują. Tai dabar keliausim pas dažytojus, pas tiesintojus, kad ištiesintų mums galinį sparną, nudažysim ir bus rinkimas. Tai irgi filmuosim visą rinkimą, pažiūrėsim, kaip mums kas gausis. Tai toks modeliukas, toks mušimas. Kam įdomu, raštelkit, galim sutvarkyti, nupirkti automobilį iš Amerikos, iš Vokietijos. Tai tiek žinių dabar.